kolegos, antrą kartą metuose susitinkam šitam gražiausiam Lietuvos miestelėje Švėkšnai. Mūsų ligonės bendruomenėje yra daug tokių avantiūristų, kurie mėgsta tokias avantiūras, kaip viena iš jų, pavyzdžiui, tokių konferencijų, tokių susitikimų organizavimą. Kaip jis baigėsi, spręsti jums, bet šį kartą yra antras toks mūsų susiejimas Švėkšnoje, antra konferencija. Pirmoji buvo praeitais metais. Jinai buvo skirta priklausomybėms. Šiais metais mes sugalvojame, kad reikėtų paliesti psichozės. Organizatoriams yra pagrindinis sunkumas nustatyti susitikimo konferencijos temą. Kadangi nuo temos daug priklauso ir populiarumas, ir visas pasisekimas, ir visuomenės priėmimas, tuo labiau ir jūsų kaip profesionalų. Džiaugiamės, kad dalis pranešėjų šios konferencijos atvyko. Džiaugiamės, kad šiųmetinė mūsų konferencijos žvaigždė, aš labai dar atsiprašau, leisiu savo taip įvardinti tamstą, kad Lietuvos psichoterapijos, praktinės psichoterapijos tėvas, daktaras Alekseičikas šiandien yra tarp mūsų, kuris padarys pranešimą. Praeitais metais mes turėjom žvaigždę iš Jungtinės karalystės, psichoterapeutą praktiką Simoną Dubloką. Šiemet užsieniečių, taip susiklostė įvykiai, neturime. Ši konferencija vyksta tokiom ekstremaliom sąlygom, kadangi šią dieną Lietuvoje yra dar 3 tokie dideli renginiai liečiantys psichoterapeutus, psichologus, psichiatrus. Tai yra vienas, Kaune vyksta biologinės psichiatrijos suvažiavimas, kongresas, konferencija, į kurią didelė dalis Lietuvos medicinos visuomenės išvažiavo. Toliau Vilniaus universitete, kiek man žinoma, vyksta kažkoks tai psichoterapeutų seminaras su liktai iš Skandinavijos svečių, reiškia, turės jie svečių. Toliau dar mums ne į temą išlindo daktaro Valentino Mačilio garbingas jubiliejus Naujoje Vilniuje. Ir mes esam 4 pagal eilę šitam kontekste ir mums dalis žmonių nuėjo į tuos renginius, neatvyko pas mus. Tai gal, kadangi organizatoriai turi teisę keisti programą, daktaras Alekseičikas iš pradžių nebuvo planavęs pas mus atvažiuoti, jis turėjo asmeninių savo tikslų, turėjo savo planų, tačiau mūsų visų dideliam džiaugsmui jisai sutiko pas mus atvažiuoti ir aš visiems dalyviams, aišku, pritarus, savo pranešimą siūlyčiau sukeisti su daktaru Alekseičiku, nes mano pranešimas tai yra vis dėlto ne praktinis, aš psichoterapijoje tik tai padedamas kitų kolegų vaikštau, aš nedirbu praktinio darbo, nors psichoterapija labai mano gyvenime yra svarbi. Tai aš ir skaityčiau, kad mes turbūt pradėkim konferenciją nuo daktaro Alekseičiko, jūs daktarė turbūt viskai adaptavotės jau pas mus. Tai va, siūlyčiau pritarti tą mano pasiūlymui ir daktarui suteikiam žodį. O toliau, jeigu jau kurie lektoriai eilės tvarka neatvyktų kažką, tai mes eigoje sukeisime vietomis. Tuo labiau, kad turim rezervą dar ir mano pranešimą. Prašau, sekančios kokios informacijos, tai po to galbūt. Prašau, daktarė.